Yra gražus lietuviškas pasakymas, kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi. Buvo tyrimas, netgi vienas darytas, Floridos universiteto studentai buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė žiūrėjo Floridos senelių namų gyvenimą, tiesiog kaip jie sportuoja, ką jie veikia, kasdienė jų veikla. Kita grupė tuo metu žiūrėjo, kaip olimpiniai atletai ruošiasi olimpiniam varžybom. Yra jų motyvacija, buvo interviu su jais. Ir paskui tyrėjai stebėjo šias grupės, kai jos išėjo iš savo tų kabinetų ir ėjo į lauką. Kaip manote, ar jų eisena, ar jų nusiteikimas, ar jų pastebimas buvo vienoda? Aišku, kad ne. Žmonės, kurie žiūrėjo apie senelių gyvenimą, jie ėjo lėčiau, jų kūno poza nebuvo šitiek labiau sukritus, labiau atsipalaidavus, nebuvo tokie taisyklingi. Žmonės, kurie žiūrėjo apie sportininkus, ėjo žvalesni, jų žingsnis buvo greitesnis, jų kūno pozicija buvo tvarkingesnė, buvo labiau pasitempę.